Taip, su airbagais jau išsiaiškinau, su kapoto irgi šoviniais išsiaiškinau. Dabar keičiu vieną veidrodėlio posūkį, kitas irgi laukia savo eilės. Abudu stikliukai buvo trūkę ir gavę vandens tiesiog, tai dėl to posūkiai veidrodėliuose nebeveikia. Tai pakeisiu ir judėsim toliau prie darbų. Išsiėmiau čia žibintą ir žiūriu čia įdomesnių tokių dalykų. Kažkas prikarpyta, izoliuota, daryta. Ir čia laidai pažeisti. Nežinau, reikės bent jau užizoliuoti čianais viską. Čia reikės sulituoti atgal laidus ir bandysim paleisti žibintą, gal veiks. Na va, matom, klaidų ant skydelio nebėra. Žibintai dega kaip priklauso, gabaritai, posūkiai, viskas veikia. Posūkiai ant veidrodėlio dega, viskas dega. Tai žodžiu, problemėlė buvo tokia, kad kažkas tai lindo prie laidų gale ir netaip sujungia fiškės. Nežinau kam, nes žibintai tikrai turėjo veikti iki tol tvarkingai, bet dabar viskas pajungta kaip priklauso ir veikia. Taip, šiandien turim 205 C klasę ir jai reikia padaryti žibintus priekinius sukoduoti tinkamai, nes čia jie yra įdėti nuo kito automobilio. Čia nebuvo multibeam žibintų, tik paprasti. Taip pat meta visokiausių klaidų, linijų asistento, blind spoto. Sudėtas yra AMG paketas, tai reikės perkoduoti sistemą, kad apgauti, sakykime, ne apgauti, o nurodyti, kad šitam automobilė yra AMG paketas ir radarai yra kitokiose pozicijose. Tai vat, kimbu į darbus. Ką, išvažiavau protestuoti, jau kaip matom, aklos zonos veikia, atsigavo liktais, reikia daugiau šiek tiek prasivažiuoti, bet panašu, kad viskas tvarkoja. Dar iki galo, sakykime, pabaigiau koduoti žibintų visas funkcijas. Buvo pradėta koduoti, bet poras varnelių, sakykime, taip nebuvo uždėta. Tai su šituo irgi susitvarkyta. Praktiškai užėjus į automobilio nustatymus, šviesų nustatymus, matom, yra jau Intelligent Light System. Anksčiau šito meniu nebuvo, bet žibintai kol kas neveikia, kadangi nėra įdėta kamera ir stiklas tinkamas. Tai dabar yra kol kas tik tai lietaus daviklis be kameros. Tai šitos dalykus sutvarkius turėtų ir multibeam žibintai užveikti. Instrukcija, kaip avariniu būdu atidaryti mašiną. Tai pasiemat geležtę ir kišat raktelį į spyną ir priklausomai nuo to, kokią mašiną. Tai pavyzdžiui, šitai nėra mygtuko mechaninio, tik elektrinis, tai realiai atsidaro su spynelė. Štausi čia prie 207, neveikia bagažinės atidarimo mygtukas. Tai atidariau, jau radau, kad čia izoliuota buvo ir yra trūkę laidai. Bandysim atstatyti šitą dalyką ir viskas turėtų užveikti. Na vat, kiek įmanoma gražiau užizoliavau laidus, viską sulietavau tenais. Bagažinės dangčio mygtukas jau veikia, liko tik tai sudėti atgal laidus, sudėti apdailas ir viskas su bagažinė bus baigta. Atstatinėjau dar vieną CLS-ą, darom originalią programą. Atgal buvo kažkur čipuota ir automobilis greitėjant būna trūkčia. Tai atstatysim į originalą ir bandysim iš naujo padaryti programą. Žiūrėsim, kasgi čionais su ta mašina negerai. Taip, turim 205 su tokia problemėlė. Čia yra, turėtų būti distronikas, jisai yra čionai. Jau praeitoj serijoje rodžiau, kad neišėjo sukalibruoti, kadangi distronikas yra išlūžęs, sakykime, iš savo vietos.
Tai dabar montuoju su tokiu kodu naujus laikiklius ir dėsim atgal patį Distroniką ir bandysim jį kalibruoti. Kaip per lietų suprasti, kad nesenai buvo plauta mašina? Vienas iš variantų. Taip, jau esate matę šį C klasės automobilį pas mane video ir jam darom adaptaciją radaro. Priekinio Distroniko radaro adaptacija ir šiuo atveju norėjau pasidalinti tokią informaciją, kad Mercedesai dėja turi tokį, kaip kabliuką, kartais radarai nusimuša prasilenkus su Toyota arba Lexus automobiliais. Tai yra toksai pastebėjimas, kad jeigu Toyota arba Lexus važiuoja ir naudoja Distronikus, irgi atstumo palaikymo sistemą, ir prasilenkia su, tarkim, Mercedesu, kuris įsijungęs Distroniką, tiesiog gali išsijungti jums kruizo kontrolė, Distronikas, tai galite pastebėti, ar tikrai taip vyksta. Tai iš mano patirties tai tikrai yra realus faktas, kas pakankamai erzina kai kurios vairuotojus. Bet šiam C klasės variantui darom adaptaciją ne todėl, kad čia kažkas nusimuša, o tiesiog buvo priekinis radaras išlaužtas avarijos metu. Tai sustatėm naujus laikiklius ir dabar važiuoju ir adaptuoju. Jau yra 96% adaptacijos praėjo, paskutiniai procentai kiek sunkiau pildosi, bet manau turėtų viskas kaip ir neblogai čia įvykti. Tai ką, visgi reikia pareguliuoti radarą. Tai reikia pasukti į kairę pusę 2,25 apsukimo. Tai sukam. Nelabai čia nori lengvai suktis. Tai pusė apsukimo. Vienas. Pusė. 2. Ir dar ketvirtis. Na va. Ir bandysim važiuoti iš naujo kalibruoti, nes nepraėjo kalibracija. Yra šiek tiek žaidimo, bet ką darysi. Tai jau turbūt kokį 4. kartą bandau kalibruoti radarą. Vis minimalių korekcijų reikia. Dabar jau turim 23% ir galbūt jau šis kartas paskutinis bus, nes vis mažiau prašo pasukti tą radarą. Tai žiūrėsim, bandom ir važiuojam. Na ką, pagaliau turim Distroniką ir jisai yra veikiantis. Tai su automobiliu tiek varau, pastatau ir judam prie kito. Vat tokiam neįprastam sėdžiu automobilyje. Gal kas daug dirba su busais, jam įprasta, bet pas mane net taip ir dažnai atvažiuoja. Sprinteris 907 ir jam darėm variklio programos modifikaciją. Buvo kažkur tai prieš tai darytas AdBlue išjungimas, bet padarytas ne visai korektiškai ir neužsikurdavo kietųjų dalelių filtro regeneracija. Tai šitą dalyką sutvarkėm. Dabar darom priverstinę regeneraciją filtro ir panašu, kad problema išsisprendė. Tai pabaigsiu tik tai deginti filtrą priverstinai. Dabar jau yra 39% užsipildymas iš prieš tai buvusių 113. Tai viskas kaip ir gera. Nu ką, prisiruošiu čia daryti C klasės 2 litrų benzo programą Stage 1 ir tokių negerų dalykų radau fiškiai. Tai bėga tepaliukas ir pakankamai nemažai. Jisai čia nais bėga. Ir kaip matom, yra ir fiškė. Netgi viso tepaluose. Tai panašu, kad eina iš velenėlių arba per vakuumo sistemą kažkur tai. Na, čia mes jau reikės pas mechaniką žiūrėti. Tai padarysim šitą dalyką, pravalysiu fiškę, kad čia baisiai daug nesikauptų nieko ir
žiūrėsim, kaip toliau automobilis elgesi. Taip, grįžtam į 207 E klasę ir joje, kaip matėte, jau buvo sutvarkyta problema su galiniu bagažinės dangčiu, ten buvo laidai nusilankstę. Taip pat buvo problemėlė su distroniku. Tai, kaip matom, distronikas dabar įsijungia ir jisai veiks. Problema buvo labai paprasta. Tiesiog tiek pagrindinis, tiek mažasis akumuliatoriai jau buvo ant mirties slenksčio. Ir mesdavo klaidą automobilis, kad negalim paleisti šitų papildomų sistemų. Tai pakeičiau tiek pagrindinį, tiek gale mažai akumuliatorių ir problema susitvarkė. Na ką, šitam ML 106 darysim AdBlue išjungimą, bet žmogus irgi paprašė prieš visą tai darant patikrinti, kas su akumuliatoriu dedasi. Tai, kaip matom, state of health yra 39%, tai akumuliatorių pagrindinį jau tikrai reikia keisti. Dar patikrinsim mažojo būklę, bet turbūt, manau, tenais irgi bus ne kažkas kitaip. Tai susižiūrėsim, jeigu ką, galbūt ir pakeisim. Taip, turim 222, S klasė, 656 variklis, 3 litrų dizelis ir po variklio keitimo reikės pririšti purkštukus. Purkštukų kalibraciniai kodai jau yra nurašyti, tai jungiasi kompą, pririšim, numušim visas adaptacijas variklio ir bandysim kurti. Šiuo metu atstatinėju variklio programą ESUI 221. Atstatau į originalę, kadangi jau buvo čipuota ir nuo 2000 labai juodais dūmais pilasi automobilis, tai atstatysim į originalę ir perdarysim į pirmą stage'ą su pliusu turbūt ir darysim EGR-ai, visi DPF-ai, viskas out. Taip, turim 221 S klasę ir jie atvažiavo čia su traliuku pas mane ir problemėlė yra tokia. Viskas kaip ir gerai, bet nieks nevyksta. Tai, sakė, meistrai kažką tai darė ir po jų apsilankymą šitame automobilyje automobilis nebesiveda. Tai jungias kompą ir žiūrėsim, kame bėda. A few minutes later. Nu va, praėjo kokių 10 minutėlių ir automobilis jau užkurtas. Turim čeką degantį, pasižiūrėsim, dėl ko jisai dega ir turbūt su šitą mašiną bus tiek. Ką, turim tokį vairiuką ant 204 ir jį reikės perdaryti į tokį vairiuką. Tiesiog dedant naujesnį vairą neveiks mygtukai, o perdarius elektroniką viskas užveiks. Tai tom dabar ir užsiimsiu. Kartais žmonės stebisi, kodėl pas mane tokios eilės. Tai situacija tokia, kad tikrai dirbu ir daug mašinų atvažiuoja. Tai turim AMG Cam 5 CLA, turim S ir turim C čia pas mane. Tai kol CLA rašosi softas, ištraukinėju vairą, keisim šitai C-škiai, o tam S-ui irgi guli ant stalo kompas, darysim softą. Taip, CLA 45 AMG ir turim magnetolą. Magnetola buvo pakeista, čia va guli sena. Pakeičiau, kadangi buvo senoji numirus. Tai naują įdėjus, meta, kad reikia PIN kodą, tai PIN kodą to jau suvesim ir turėtų viskas užveikti. Nu ką, šiandien toks pas mus pacientas, reikės padaryti keletą darbelių. Vienas iš jų yra magnetolos soft atnaujinimas, skydelio atnaujinimas iš Papyrus į Silver. Taip pat darysim pirmą stage'ą ir dar keletą diagnostinių dalykų reikės pasižiūrėti. Tai nieko nelaukiam ir kimbam į darbus. Ką, šiandien rytas prasideda nuo ML 106. Kaip matom, toksai biški pakrytęs. Tai darysim aukščio kalibraciją jam. 12 seconds later. Nu va, turim jau sukalibruotą aukštį.
pakėliau praktiškai per 2 cm dešinę pusę ir per 1,5 cm kairę pusę. Tai su važiuoklės aukščio kalibracija tiek, judam toliau prie kito automobilio. Taip, čia turim 204 skūpas ir naujinam skidelio softą. Skidelio softas bus iš Papyrus į Silver, tai galim pasižiūrėti dabar magnetolą, o tokių spalvų yra. Atnaujinsim programinę versiją ir bus tikrai gražesnis skidelis. O čia matom ML 166 darosi AdBlue išprogramavimas. Na va, baigiam jau programuoti ir turim skidelio spalvas ir magnetolos spalvas atnaujintas. Tai kas šitam automobiliui beliko, padaryti pavarų dėžės adaptaciją ir bus paruoštas jau keliauti namo. Taip, turim A klasę 2014 metų ir pas ją yra viena tokia problemėlė. Tai kišam raktelį, sukam ir visiškai niekas nevyksta. Atrakinti, užrakinti automobilį galim, bet neveikia degimas, neįsijungia ir automobilis nesiveda. Tai pabandysim sutvarkyti šitą problemą galbūt programiškai. Nu ką, bandom. Kol kas nieko. Antras bandymas. Volia. Turim. C300 nuo 0 iki 100 pirmas stage'as. Labai daug prasisuko ratai, tai nežinau, -2, nelabai čia yra ką ir tikrinti, bet tikrai daug gyviau automobilis važiuoja. Quarter mile. Ką, šiandien toks naujesnis šiek tiek S klasės modelis pas mus ir reikės priprogramuoti skidelį ir reikės priprogramuoti magnetolą, kadangi jie, kaip suprantu, čia yra abudu pakeisti. Skidelis nerodo kilometražo, o magnetola tiesiog negroja. Tai reikės šitos darbelius pasidaryti ir dar bus keletą darbų su airbagų sistema, irgi meta klaidas. Tai restartuojam spidometrą ir tęsiam pririšimo procedūrą. Na ką, turim tokį 222 ir jam jau esu pririšęs spidometrą. Pririšau magnetolą, kad veiktų. Dabar naujinam žemėlapius, nes jie neveikia prieš tai. Yra niuansai su šitą mašiną. Kaip matom, yra keleivio pusėje memory, o vairuotojo pusėje nėra memory. Tai reiškia, kad salonas, skidelis, magnetola, viskas panašu, kad įdėta yra iš anglo. Tai iš angliško automobilio įdėjus neveiks viskas kaip priklauso. Sėdinių netgi holo davikliai neveikia kaip priklauso. Tai sėdinės net nemato, kurioje padėtyje yra automobilio pačios sėdinės. Tai meta airbagų klaidas ir pakankamai erzina. Tai iš esmės reikėtų sudėti viską kaip priklauso pagal komplektaciją čionais, kad nemestų jokių klaidų ir viskas veiktų. Nes, pavyzdžiui, keleivio sėdinė net nevažinėja su mygtukais. Tai liūdna. Na, bet ką darysi? Kas dėjo šitas sėdinės, tai turbūt nežinojo, kas ir kaip čionais vyksta. Tai reikės pasakyti savininkui šitas naujienas. Na, bet bent jau skidelis dabar skaičiuos kilometražą, veiks magnetolą, tai bent jau tiek gerų žinių. Na, tai visgi pašalinau airbagų klaidas, nebemes daugiau šitų klaidų dėl sėdinių, bet sėdinės vis tiek reikės sutvarkyti. Tai kad veiktų pilnai memory funkcijos, tai pabaigsim tik tai naujinti navigaciją ir viskas. Su šitą mašiną bus tiek.
Ar žinot, kur pas Mersus kiniečiai slepiasi? O vat kiniečiai slepiasi čionai. O tokie vat kiniški blokeliai į žibintus sudėti, kurie nė velnio neveikia. Tai juos dabar demontuojam ir dedam originalius. Ką, blokeliai jau stovi, originalus. Dar ką padariau, tai pakeičiau fiškutę kondicionieriaus slėgio daviklio freono. Čionais susilitavo laidus, užsiizoliuosim dabar ir reikės pasijungti jį. Tai kaip jau ir sudėta viskas, pabandysim, kaip žibintai veikia. Viskas atsidaro ir užsidega. Bandom kurti ir žiūrėsim, kaip veikia kiti žibintai. Na va, turim pilnai veikiantį žibintą. Ir nereikia jokių kiniškų blokelių dėti. Tai sudėjus originalius, jokių problemų ir nereikės sukti galvos, kad kažkas tai neveikia arba gali neveikti. Tai ką, sekanti diena, jau automobilis yra paruoštas, buvo dar problemėlė su kondicionavimo sistema, neveikė po avarijos pats pečiukas, neputė, tai kaip matom, jau pučia ir reguliuojasi, tai su to viskas tvarkojas, irgi sutvarkyta, žibintai, crash data, plus buvo freono slėgio daviklio fiškė sutvarkyta, žibintų blokeliai pakeisti, na, darbų visai nemažai, bet automobilis praktiškai per vieną darbo dieną pasidarė, nors buvo problemėlių su detalių gavimu, bet nieko, detalės klientas gavo, sudėjom, viskas yra tvarkoj, liko tik tai su padangų slėgio daviklis išsiaiškinti ir viskas, automobilis bus paruoštas.